Mano vardas Stanislavas Heidukas. Taigi mano profesija selekcininkas. Dirbu Mendelio universitete Brno gyvūnų mitybos institute. Taip pat jau 20 metus dalyvauju įvairiuose moksliniuose tyrimų projektuose, kuriuos mano kolega Mladikas ir aš pradėjome maždaug prieš 20 metų. Nuo tada čia reguliariai lankausi, nes kiekvienas, kuris bent kiek geriau susipažįsta su šia vietove, yra ją pakerėtas. Ir man visada malonu sugrįžti. Mano vardas Jakobas Nolte. Iš tikrųjų, nuo ankstyvos vaikystės esu aistringas augalų mylėtojas. Kitaip tariant, botanikos biologinė įvairovė visada buvo mano didžioji tema. Iš pradžių tai prasidėjo nuo naudingų augalų sode. Kažkuriuo metu supratau, kad kraštovaizdyje galima stebėti daugybę įdomių augalų. O tai reiškia, kad iš tikrųjų išvykau. Anksti atradau kelią į gamtosaugą, todėl ją supratau. Kodėl iš tikrųjų verta saugoti kraštovaizdžius ir kodėl jie mums tokie svarbus. Ką iš tikrųjų darome su pramoniniu žemės ūkiu, pavyzdžiui, pakeliui esančių kraštovaizdžių. Dabar taip pat dėstau Gyseno universitete ir esu jo ekosistemų atkūrimo 10-mečio jaunasis partneris. Manau, kad tai labai svarbus lygmuo, kad mes ne tik atliekame mokslinius tyrimus. Pavyzdžiui, dalyvauju Amazonės tyrimuose ir šiuo metu labai intensyviai dirbu šią temą. Tačiau taip pat labai aktualu, kad žmonės nuolat rinktųsi ir atkreiptų dėmesį į šią temą. Nes klimato kaita jau pasiekė daugelį žmonių. Biologinė įvairovė vis dar yra nišinė tema. Biologinė įvairovė iš tikrųjų yra mūsų egzistencijos pagrindas ir dažnai yra visiškai neteisingai suprantama, nes jis susiaurinama iki rūšių įvairovės. Tačiau biologinė įvairovė iš tikrųjų apima 3 skirtingus lygmenis. Tai prasideda nuo kraštovaizdžio. Kai stovime kur nors didelėse saugomose teritorijose ir matome, kad ten yra miškai, pievos, dirbama žemė ir vandens telkiniai. Pirmiausia, tai reiškia, kad yra daugybė buveinių. Antrasis lygmuo rūšių įvairovė, apie kurią visada aktyviai pranešama. Mes taip pat esame ekosistemos rūšis. Tačiau, žinoma, yra daug pašarinių augalų, grybų ir bakterijų. Kitaip tariant, neįtikėtina gausa. Visa tai yra jos dalis. Trečiasis lygis – genetinės įvairovės lygis. Kaip ir mes žmonės, visi esame vienos rūšies, bet atrodome labai skirtingai. Skirtingai reaguojame į ligas ir stresą. Taigi, kiekviena rūšis turi potencialą. Ir tai galiausiai yra evoliucijos pagrindas. Visi šie 3 lygiai kartu viename vienete iš tikrųjų ir yra tai, apie ką kalbame, kalbėdami apie biologinę įvairovę. Šie skirtingų buveinės rūšių genetiniai potencialai yra natūraliai susiję tarpusavyje. Kitaip tariant, galime įsivaizduoti, kad visos ekosistemoje, buveinėje esančios rūšys, tarpusavyje yra susijusios tam tikrais ryšiais. Taigi, kaip mes žmonės, valgome bet kokius augalus, taip žinoma, yra ir su gyvūnais ir taip toliau. Tai reiškia, kad kraštovaizdyje yra šių tinklų visuma, kurie kartu sudaro tam tikrą tinklą. Tai reiškia didelę tinklų sumą, kuri tampa tuo stabilesnė, kuo daugiau rūšių ir santykių yra sistemoje. O tai reiškia, kad iš tikrųjų tai yra pagrindas apskritai reaguoti į aplinkos funkcijas. Tai reiškia, kad pavyzdžiui miško ekosistemoje yra didelė sausra. Be to visada yra rūšių, kurios praktiškai geriau nei kitos rūšys susidoroja su sausra. Todėl sistema, kurioje yra daug rūšių ir buveinių, sugeba absorbuoti aplinkos veiksnius. Tai žinoma labai svarbu žemės ūkiui, nes jei dabar turiu pievą, kurioje auga tik 3 rūšių žolė, ji intensyviai naudojama, pavyzdžiui, silosui. Dabar yra sausra, karštis ir 3 žolių rūšys negali susidoroti su karščiu ir sausra. Konkrečiai tai reiškia, kad neturiu derliaus. Po karštos vasaros tas pats ir miškininkystėje. Jei pasodinsi eglės monokultūrą, tai yra medžių rūšį, kurią sodina medienai. Pavyzdžiui, eglės taip pat negali pakelti sausros, taigi dėl klimato kaitos patirime visiškų nuostolių. Tačiau jei dabar sistemoje turime biologinę įvairovę, pavyzdžiui, vienoje ganykloje turiu 35 augalų rūšis.
Iš šių 35 augalų rūšių bene 10 gali gerai susidoroti su karščiu ir sausra ir netgi gauti iš to naudos. O tai reiškia, kad dėl biologinės įvairovės labai padidino savo atsparumą aplinkos veiksnių svyravimams, kuriuos didina klimato krizė. Štai kodėl žemės ūkio gyvybingumui ateityje labai svarbu atsižvelgti į šią įvairovę. Kita vertus, ši įvairovė taip pat užtikrina pagrindinės ekosistemos funkcijas. Turbūt geriausias pavyzdys miškai visame pasaulyje labai prisideda prie mūsų planetos vėsinimo. Todėl, pavyzdžiui, Amazonės atogrąžų miškai yra labai svarbus mažinant pasaulio temperatūrą. Taip pat pateikiamos prognozės iki šimtmečio pabaigos. Iki 2100 metų galėtume šilti 1,5 laipsnio Celsijaus vien iškirtus atogrąžų miškus, kurie nebeišgarina vandens, todėl nebetvėsina pasaulio klimato. Jei dabar manome, kad biologinė įvairovė yra labai svarbi ekosistemų funkcijoms, pirmiausia, galime savęs paklausti, kiek, pavyzdžiui, tų rūšių mums reikia, kad apskritai gautume šias ekosistemų funkcijas. Yra mokslinių straipsnių, kuriuose tai analizuojama ir nustatyta, kad iš tikrųjų mums reikia 85% sistemos rūšių, kad sistema veiktų maksimaliai. Kita vertus, jei sistemoje nėra šių 85%, bet prarandame rūšis, kaip yra biologinės įvairovės krizės atveju. Tai reiškia, kad prarandame funkcijas. Tai reiškia, kad iš tikrųjų negalime sau leisti smarkiai sumažinti biologinės įvairovės. Tačiau jei pažvelgtume į dabartinę situaciją, kokia ji yra dabar, kaip tai, ką mes patirime ir galime ištirti mūsų pančiame kraštovaizdyje, galima palyginti pavyzdžiui su XIX amžiumi. Tada suprantame, kad biologinė įvairovė pasaulyje ir regione labai mažėja. Jei pažvelgtume į tai pasauliniu mastu, pamatytume nuostabų žemėlapį. Iš tikrųjų, ji nėra graži, tačiau parodo, kuriuose pasaulio dalyse šiandien yra susiformavusi pirminė augmenija, kuri ten buvo prieš žmogui pradedant naudoti žemę, o kuriuose vietovėse šios augmenijos nebėra. Ten matome, kad visa planeta iš tikrųjų pažymėta raudona spalva. O raudona spalva reiškia, kad ją masiškai pakeitė žmonės. Taigi nebeliks atogrąžų miškų, bet bus auginami pavyzdžiui kukurūzai ir soja. Arba net vidurio Europoje, kur anksčiau vyravo bukoražulo bei mišrūs miškai. Jų nebėra, nes ten pastatėme miestus, ten ūkininkaujame ir taip toliau. Jei dabar regioniniu mastu pažvelgtume, kaip pasikeitė šį įvairovę, galiu pacituoti savo paties atliktą tyrimą, kai man buvo leista išnagrinėti istorinį tyrimą Vokietijos centre prieš 130 metų, kurio metu buvo sudarytas aplinkinės teritorijos augalijos žemėlapis. Palyginęs su šiandieną, prieinu prie išvados, kad 40% augalų rūšių, kurios buvo aptinkamos anuomet, kraštovaizdyje nebeaptinkamos. Deja, šis skaičius yra gerokai mažesnis nei 85% iš tiesų, iki šiol aptinkama tik 60% rūšių. Jei taip pat atsižvelgsime į rūšių, kurios iš tikrųjų yra svarbios ekosistemos funkcijoms, dažnumą, padarysime išvadą, kad 84% dažnumo pokyčių yra neigiami. Todėl šiandien nerandame didelės dalies augalų rūšių egzempliorių, nei prieš 130 metų. To tikrai negalime sau leisti ir ateityje dėl to turėsime didelių problemų. Ypač klimato kaitos sąlygomis, kai iš tikrųjų esame priklausomi nuo šios įvairovės, nes ji padeda mums susidoroti su klimato kaita. Todėl svarbiausias uždavinys sugrąžinti į kraštovaizdį prarastą biologinę įvairovę, kuri galbūt vis dar yra saugomos teritorijose. Norint suprasti, kodėl susidurėme su biologinės įvairovės krize, iš tikrųjų pirmiausia reikia išsiaiškinti, kodėl ši žemės ūkio kraštovaizdis tapo toks turtingas rūšių. Tai reiškia, kad turime galvoti apie istorinį žemės naudojimą. Tai reiškia, kad vidurio Europoje iš pradžių beveik visur buvo miškas, tai yra buvo keli ežerai, kelios upės, aukšti kalnai, žinoma nebuvo miško, tačiau kraštovaizdžiui iš tikrųjų buvo būdingas miškas. Romėnai vis dar rašė, kai nebegalėjo prasiskverbti toliau į šiaurę į Vokietiją palei Limesą.
Už jos plytėjo apleistų pelkių ir nepermatomų miškų kraštovaizdis. Iš tikrųjų, iš tokios situacijos mes ir atvykome. Kažkuriuo metu mes, žmonės, pradėjome naudoti žemę. Taigi iš medžiotojų rinkėjų tapome medžiotojais ir pradėjome laikyti gyvulius, ūkininkauti ir taip toliau. Toje vietovėje, kur buvome. Iš pradžių, žinoma, tai tebuvo labai maža kaimo vietovė, tačiau žmonių skaičius natūraliai didėjo ir jiems reikėjo daugiau maisto. Kitaip tariant, šis žemės ūkis buvo palaipsniui plečiamas. Dabar žmonės praktiškai pakeitė šio pirminio miško paskirtį. Visada mėgstu įlyginti su bebru. Bebrai yra viena iš nedaugelio gyvūnų rūšių, aktyviai formuojančių ir apibūdinančių savo aplinką. Kitaip tariant, bebras stato užtvankas, užtvenkia vandenį, iškerta medžius, sukuria negyvą medieną. Iš tikrųjų, žmogus iš pradžių buvo tarsi didelis bebras kraštovaizdyje, tačiau jis, kaip ir bebras, darė teigiamą poveikį biologiniai įvairoviai. Būtent dėl to, kad nepermatomas miškas, kuris visur buvo gana panašus, galbūt tapo šiek tiek drėgnesnis, šiek tiek sausesnis ir panašiai. Iš tikrųjų, tai įvairių dirbamų plotų, miškų, laukų, pievų, ganyklų, užliejimų teritorijų, gyvenviečių mozaika, kuri labai skiriasi savo vietovės savybėmis. Kitaip tariant, miškas buvo pavėsyje. Atviras kraštovaizdis buvo saulėtas. Gyvenvietės teritorijoje buvo šilčiau nei aplinkinėse vietovėse. Vandens balansas, žinoma, labai skyrėsi. Ir tai lėmė biologinės įvairovės padidėjimą Europoje iki tam tikro lygio, kai žemė buvo naudojama tradiciškai. Maždaug taip ir yra. Tai labai priklauso nuo regiono, kuriame gyvenate. Tačiau iki industrializacijos pradžios mes žmonės iš tikrųjų darėme teigiamą įtaką kraštovaizdžio biologiniai įvairoviai. Šią įvairovę, kurią sukūrėme dėl ekstensyvios žemdirbystės, prekybos ir transporto kelių, išsaugojame ir sėdami javus kraštovaizdyje, taip sudarydami sąlygas jiems migruoti ir kolonizuoti naujas vietoves. Tai buvo praeityje. Šią gausą dabar smarkiai paveikė industrializacija. Tam yra įvairių priežasčių. Viena vertus, žemės ūkis buvo labai mechanizuotas, o tai reiškia, kad ten, kur anksčiau žmonės dirbo daug rankų darbo su mažais plūgais ir taip toliau, dabar jie savo laukus įdirba, pavyzdžiui, ganydami arklius. Ten staiga buvo dislokuotos didelės mašinos. Dėl to teko gerokai padidinti laukus, tai yra žemės ūkio plotus. Tiek daug atskirų mažų juostų virto didžiuliais plotais. Čekija yra daugiausiai dirbamo žemės turinti Europos Sąjungos šalis. Tai žinoma reiškia, kad didžiuliame lauke, kuriame auga tik vienas pasėlis, iš tikrųjų nėra vietos įvairoviai. Kitaip tariant, ten, kur iš pradžių dar buvo daug ribinių teritorijų, kur šios rūšys galėjo plisti, kur jos galėjo egzistuoti, vadinamosios riboženkliai. Dėl to atsirado dideli laukai, kuriuose auginami visiškai vienodi atskiri augalai. Kitas būdas – sėklų valymas. Naudojant pesticidus natūraliai atsiranda piktžolių, tai yra tokių, kurių ūkininkai iš tikrųjų nenori savo laukose. Žinoma, mes tai sumažinome iki minimumo, iš tikrųjų iki mėnulio. Sumažintas daugeliais ryčių. Tai reiškia, kad kur augo aguonos birulės, laukinės šilagėlės, visos šios rūšys, kurios anksčiau tūkstančiais augo laukose, javų laukuose, šiandien iš tikrųjų išnyko. Tačiau yra ir daug netiesioginių priežasčių, todėl be tiesioginio paprasto kraštovaizdžio pertvarkymo, laukų sujungimo, labai didelę įtaką daro ir tokie pokyčiai kaip dirbtinis tręšimas. Dirbtinis tręšimas tai yra sintetinės azotinės trąšos, iš tikrųjų yra labai svarbus veiksnys, nes Justusas von Liebigas sukūrė procesą, kurio tikslas pirmiausia atlikti amoniako sintezę, tai yra fiksuoti azoto ore ir paversti į augalų maistinę medžiagą. O Haber-Bosch, įdiegusi savo procesą, padarė jį ekonomiškai efektyvų ir pritaikomą pramoniniu mastu. Tačiau tai reiškia, kad kraštovaizdyje, kuriame, pavyzdžiui, šienaujant pievas, šeriant galvijos ir tręšiant laukus mėšlu, iš tikrųjų buvo nualinta žemė. Šiuose pievose vis labiau trūksta maistingųjų medžiagų.
Šiomis teritorijomis šiandien žavimės saugomose teritorijose, nes jose gausų rūšių. Tačiau pagrindas tam yra skurdus dirvožėmis be maistingųjų medžiagų. Kas atsitiko su šiomis azotinėmis trąšomis? Buvo didelių badmenčių, nes šios vietovės tapo vis mažiau produktyvios, žemės turėjo migruoti ir taip toliau. O Justusas von Liebigas dabar sukūrė procesą, kuris galėtų nutraukti šį užburtą ratą. Tai reiškia, kad staiga galėjome tręšti laukus, pievas, iš esmės visą kraštovaizdį mažomis sąnaudomis ir taip gerokai padidinti derlių, ypač pievose. Tačiau dėl to anksčiau skurdžios pievos tapo labai turtingos maistingųjų medžiagų. Dėl maistingųjų medžiagų turtingo dirvožemio visada gali įsitvirtinti net daug augalų rūšių. Kitaip tariant, badaujančioje vietovėje, kur mažai maisto medžiagų, vandens ir taip toliau. Augalai iš tikrųjų kovoja dėl išlikimo ir ten randame labai specializuotų vadinamųjų streso strategų, iš kurių ne vienas iš tikrųjų negali labai konkuruoti tarpusavyje, nes jie neturi pakankamai jėgų išstumti kitus augalus. Tokiose maistingųjų medžiagų turtingose pievose ir ganyklose mažiau tokių rūšių kaip kiaulpienės, dilgėlės, dirvinės našlaitės, dirviniai asiūkliai, usnys ir taip toliau, kurios tiesiog užima visą erdvę ir gali gauti daug naudos iš maistingųjų medžiagų, kurios naudoja šią trąšą savo jėgoms didinti. Dėl to kitos augalų rūšys, pavyzdžiui, orchidėjos, kurios tiesiog negali to padaryti. Kai kurios iš jų yra labai mažos ir iš tikrųjų negauna jokios šviesos po 1,5 metro žolės. Tiesiog išnyksta išstumiamos. Tai taip toli nuėjo, kad šiandien pramoniniu būdu naudojamose pievose kartais randame tik keletą augalų rūšių, nes visos kitos augalų rūšys tiesiog išstumtos iš šių plotų. Išstumimą taip pat galima lengvai sukelti pakeitus naudojimo būdą, pavyzdžiui, pasirinkus netinkamą šienavimo laiką, šienaujant per dažnai. Geriausias pavyzdys – silosuojamos pievos. Jei pievą šienaujate 8 kartus per metus ir iš tikrųjų visada ją nupjaunate anksčiau, nei augalai spėjo subrandinti ir paskleisti savo sėklas, tai žinoma, tik nedaugelis augalų išgyvena šį procesą. Ir atitinkamai mes matome, kad jų mažėja, nes mūsų žemės naudojimo būdas nebėra panašus į tuometinį. Užduotis nebūtinai nukopijuoti istorinį žemės naudojimą ir atkurti tiksliai tokį, koks jis buvo, bet suprasti rūšių turtingų kraštovaizdžių principus ir jais remtis kuriant naujus metodus, kaip atkurti funkcijas, kurias įvairovė atlieka mūsų kraštovaizdyje. Tačiau tai nebūtinai turi būti 18 amžiuje keliaujantis aviaūkis. Tai gali būti visiškai nauji keliai. Mes turime pradėti veikti. Tai pagrindinė idėja yra ta, kad gamtos apsauga jau dešimtmečių siekia išsaugoti ir palaikyti buveinės, kurios buvo sukurtos tradiciškai naudojant žemę. Didelis iššūkis yra tas, kad gamtos apsauga visiškai neveikia ekonominiu ar žemės ūkio požiūriu. Tai reiškia, kad iš tikrųjų sukūrėme tam tikrą gamtos paminklosaugą, kurią iš tikrųjų taikome pastatams. Tai reiškia, kad pavyzdžiui turime kadagynus ir viržių pievas, kurias norime išsaugoti taip pat, todėl pradedame ganyti keliaujančias aves. Tačiau laikinas gyvulių ganimas nebėra pelningas. Vilna nebeprekiaujama taip kaip tada, nes turime daugybę alternatyvų. O tai reiškia, kad į tokias priemonės visada turime investuoti daug pinigų. Problema yra ta, kad turime saugomų teritorijų ir sutelkėme dėmesį į šias saugomas teritorijas. Kad iš tikrųjų mes niekada nesprendžiame ekosistemo funkcijų, bet saugomų teritorijų, kurios praeityje padėjo išgelbėti rūšis nuo išnykimo lygio. Tai reiškia, kad pavyzdžiui viena reta orchidėjų rūšis vis dar yra saugomoje teritorijoje, tai yra ji nėra išnykusi. Ir toliau ten randama, nes yra saugoma. Tačiau akivaizdu, kad mažoje saugomoje teritorijoje esanti orchidėjų rūšis vargu ar atlieka kokias nors ekologinės funkcijas, bent jau ne aukštesnėme lygmenyje. Tai reiškia, kad iš tikrųjų turime sukurti visiškai naują dogmą, kaip pasiekti biologinės įvairovės tikslus.
Tokio lygio ekosistemų funkcijų mes nepasieksime, jei užimsime tik kelis procentus saugomos žemės. Tai reiškia, kad užduotis yra nestumti įvairovę į saugomas teritorijas ir ten ją išsaugoti, bet negalvoti apie ją likusioje kraštovaizdžio dalyje, bet iš tikrųjų svarstyti, kaip rasti būdų, kaip integruoti šios biologinės įvairovės funkcijas į žemės naudojimą ir tuo pat metu pasinaudoti šiomis funkcijomis, valdant kraštovaizdį. Tai reiškia, pavyzdžiui, agrarinę miškininkystę. Tai reiškia, kad iš tikrųjų galime galvoti apie tradicinę žemės naudojimo sistemas. Seni sodai šiandien taip pat yra agrariniai miškai. Taip, kad agrariniuose miškuose praktikuojamas klimato valdymas. Kitaip tariant, jie sušvelnina klimato kaitos padarinius, nes sumažina sausrų ir karščių poveikį tokioms agrarinėms miškininkystės teritorijoms, palyginti su monokultūrų teritorijomis. Taikydami agrarinę miškininkystę galime labai paskatinti biologinę įvairovę, tai yra vėl sukurti buveinės paukščiams ir vabzdžiams. Šiuose agrarinės miškininkystės juostose galime atkurti daug augalų rūšių, taip pat aktyviai sėjant ir sodinant rūšis taigi ir miško pakraščiuose. Iš tikrųjų kurti. Tai reiškia, kad galime sukurti natūralias buveinės, pavyzdžiui, miško pakraščius, kuriuose yra daug rūšių ir kurie yra visiškai funkcionalūs. Iš tikrųjų galime juos mėgdžioti, bet galime juos mėgdžioti taip, kad galėtume jais naudotis. Tai reiškia, kad nebūtina miško pakraščių apželinti rūšimis, kurios mums gali būti visai nenaudingos, bet galime sodinti riešutmedžius ir vaismedžius. Tokiose sistemose galime sodinti vaisius ir valgomus lapus duodančius krūmus, taip pat auginti prieskoninės žoleles ir kitus įdomius dalykus. Gera žinia ta, kad tai nebūtinai turi būti mažiau produktyvu nei pramoninis žemės ūkis. Priešingai, pramoninis žemės ūkis iš tikrųjų reikalauja daug išteklių. Ir tradicinė žemdirbystė, kuriai reikia daug darbo jėgos. Iš tikrųjų, tai yra didelis skirtumas. Taigi darbo jėgą pakeitėme ištekliais, dideliais traktoriais, kuriems reikia daug dyzelino ir taip toliau. Tačiau tai nereiškia, kad pramoninis žemės ūkis yra produktyviausias iš visų žemės naudojimo sistemų. O veikiau tai, kad jis yra produktyviausias tik pridėjus darbo jėgą. Kitaip tariant, kiek darbo jėgos reikia, pavyzdžiui, 1 kilogramui grūdų. Tačiau ypač istoriškai susiklosčiusiose žemės naudojimo sistemose. Pavyzdžiui, Amazonija, kur vietiniai gyventojai augina daug maistinių augalų miško soduose aplink savo gyvenvietės. Galima įrodyti, kad šios sistemos yra daug produktyvesnės. Jose pagaminama daugiau biomasės ir iš ploto vieneto gaunama daugiau kalorijų nei pramoninėse sistemose. Tai reiškia, kad pavyzdžiui yra darbų, kuriuose nurodoma, jog Amazonės regione 6 labiausiai paplitusios medžių rūšys, kurias augina vietiniai gyventojai, duoda 6 kartus daugiau baltymų nei visi šiandien Amazonėje auginami galvijai. Ir tai tik 6 medžiai iš 40 000 Amazonės regiono augalų rūšių. Tai reiškia, kad turime galimybę vienu metu daryti ir vieną ir kitą. Tai yra didinti žemės našumą ar bent jau išlaikyti našumą, kartu atsižvelgiant į biologinės įvairovės ir klimato tikslus. Tai reiškia, kad žmogaus panaudojimas neturi prieštarauti šiems klausimams. Tačiau tuo pat metu turi būti aišku, kad žemės ūkyje turime turėti daugiau darbuotojų. Žinoma, tokias sistemas turime valdyti, turime gerai pagalvoti, kaip pasimokyti iš praeities, bet tuo pat metu kurti šiuolaikinės žemės naudojimo sistemas taip, kad jos nereikalautų per daug darbo, bet išliktų valdomos. O pavyzdžiui, agrarinėje miškininkystėje tai yra miškininkystė. Todėl natūralu, kad šis juostų dizainas suteikia daugiau reljefo. Taigi vietiniai gyventojai laukiniu būdu sodina savo medžius agrarinėje miškininkystėje. Pavyzdžiui, šiandien galime sodinti eilėmis. Tai iš tikrųjų turi daugiau ar mažiau panašų funkcinį poveikį, tačiau taip pat palengvina automatinį darbą tokiose sistemose. Pavyzdžiui, tai ir yra užduotis. Tokiomis temomis turėtume atlikti daug daugiau tyrimų nei, pavyzdžiui, saugomų teritorijų, kurios neatskleidžia sprendimo šio lygmenio. Sondern da muss viel Best Practice gemacht werden, da müssen wir wirklich anfangen, eigentlich Systeme zu entwickeln,
Mums tikrai reikia pradėti kurti sistemas ir aptarti, kaip jas ekonomiškai sukurti ir kaip jas parduoti. Taigi kyla daugybė klausimų, tačiau iš tikrųjų yra aiški kryptis. Tai gali pavykti, jei tikrai to norime. Pramoninė žemdirbystė sukelia kur kas daugiau problemų nei duoda naudos. Beje, iš tikrųjų, ji nesukuria sveiko maisto. Ji veikia atsižvelgiant į ribotas mūsų planetos galimybės, todėl dabar reikia iš tikrųjų atkurti ciklus. Biologinė įvairovė yra vienas iš šių didžiųjų ciklų. Taip pat galime galvoti apie azoto ciklus derlingame dirvožemyje. Problemos yra įvairios, o iš tikrųjų siekiama sukurti atsinaujinantį, regeneruojantį žemės ūkį, o ne tokį, kuris išnaudoja šios išteklius, pavyzdžiui, biologinė įvairovė. Esame įsikūrę Podhajam pievoje, soduose netoli Velka nad Veličkou. Ir tai yra viena turtingiausių rūšių pievų Baltuosiuose Karpatuose. Tai viena iš priežasčių, kodėl įvairovė tokia didelė. 1 hektaro plote auga keli šimtai augalų rūšių. Didelė įvairovė daugiausiai lėmė 2 skilčiai augalai, kuriuos matome visur aplinkui. Čia esančiai vietovai būdingos geltonai žydinčios didžiųjų gysločių rūšys, kurios geba savo požeminėmis atžalomis prisitvirtinti prie žolių, kitaip galinčių užpildyti aplink esančią erdvę, šaknų ir siurbiamos iš jų maistingasias medžiagas, vandenį ir mineralus, sumažinti žolių kiekį. Augimas yra daug mažesnis nei būtų buvęs be parazitų. Tačiau parazitai iš tikrųjų sudaro sąlygas atsirasti erdvei, kuriuose gali įsitvirtinti kai kurios mažesnės augalų rūšys, o tai iš tikrųjų padidina bendrą ten esančių rūšių skaičių. Kita čia aptinkama rūšis juodasis prožirnės, kuris parazituoja gana 2 skilčius augalos, ypač jų varpas. Ir iš jų vėlgi sėmė tik vandenį ir maistingasis medžiagas. Abu šie parazitiniai augalai yra vienmečiai. Tai reiškia, kad kiekvienais metais jiems turi būti leidžiama sėti sėklas. Tai reiškia, kad pjauti reikia birželio pabaigoje arba liepos pradžioje, nes jei jie bus pakartotinai pjaunami žydėjimo metu, populiacija visiškai išnyks. Viena iš priežasčių, kodėl įvairovė tokia didelė, o parazitai taip gerai vystosi, yra ta, kad šiame dirvožemyje yra palyginti nedaug maistingųjų medžiagų. Tai ilgalaikė trąša, kuri čia naudojama gal porą dešimtmečių, o gal ir šimtmečių. Ir įriboja ypač azotą, bet taip pat ir fosforą. Elementus, kurie, žinoma, užtikrina puikų augalų augimą ir didelį šieno ar pašarų derlių apskritai. O per ilgą laiką išvežant šieną ir iš tikrųjų gaunančias maistinės medžiagas iš šieno per gyvulius, jos patenka su mėšlu kur nors lauke. Taigi čia jie iš tiesų buvo nuolat atimami. Taigi augalai yra čia. Po šiais medynais esančiose dirvožemėse trūksta maistingųjų medžiagų, todėl čia gali įsikurti smulkesnės augalų rūšys. O argi augalai nėra agresyvūs, kuriems reikia daug maistinių medžiagų? Daug vandens duos didelį derlių, taigi žinoma, ūkininkai džiaugiasi, kad čia auga šie dideli augalai. Kalbant apie įvairovę, tai yra problema, nes didelį agresyvūs augalai turintys daug maistinių medžiagų ir vandens negali užleisti vietos mažesniems augalams, kurie sudaro daugybę čia aptinkamų rūšių. Čia Baltuosiuose Karpatuose aptiktas ar net pasiektas pasaulio rekordas. Pagal rūšių skaičių maždaug 16 kvadratinių metrų. Ponas ir ponė Hayek čia rado apie 122 skilčių ir aukštesniųjų augalų rūšių, kurių tikriausiai nebuvo rasta niekur kitur Čekijoje ar aplinkinėse Europos šalyse. Taigi tai labai unikalus dalykas. Prie to prisidėjo ir ilga istorija smulkus ūkininkavimas, kaip pirmosios Respublikos laikais. O gal net ir netrukus po karo čia vis dar ūkininkavo daug smulkiųjų ūkininkų, kurie iš dalies ganė pašarus su savo gyvuliais, iš dalies džiovino juos šienui arba išvežė kaip žalį į pašarą. Kiekvienas tai darė skirtingų metų, todėl iš tikrųjų gėlės. Jei jie kur nors anksčiau šienavo, jie šienavo iš tos gretimos teritorijos. Iš tikrųjų ten subrendo ir galėjo vėl tai persikelti.
Taigi mozaika šienavimas čia buvo labai tipiškas ir tai lėmė, kad šioje Baltųjų Karpatų teritorijoje, ypač pietuose. Pievų rūšių įvairovė yra didžiausia Čekijoje, kaip sakiau, tikriausiai visoje Europoje.